visi čia esantis Lietuvai ištikimi piliečiai. Žvelgiu ir į šitą deglų jūrą ir prisimenu, lygiai prieš 35 metus, po ilgos pertraukos, mes pirmą kartą atvirai ir viešai minėjome vasario 16 dieną. Vadavomės iš okupacijos. Džiaugiamės laisvę ir savo valstybę. Šiandien esame čia, sąmoningi, žinantis, kas yra valstybė ir ką mums reikalinga Lietuva, piliečiai. Tačiau šiandien dienos šventiniuose renginiuose dalyvavo daugybė mūsų seserų ir brolių, kurie nesuprato ir nesupranta, kas vyksta Lietuvoje. Jie dalyvauja renginiuose, mato juose, sakant kalbas, valstybės pareigūnus. Ir daugelis užmiršta, kad tie valstybės pareigūnai, kurie sveikina su vasario 16, tik ką pasirašė Lietuvos pažangos strategiją 2050 metams, kurioje mes, lietuvių tauta, esame nurašyti. Žodis lietuvių tauta dokumente, kuris brėžia valstybės raidos kryptį dešimtmečiams, paminėtas tik vieną kartą. Ir tai kalbant apie Mindaugo Lietuvą. Yra pasakyta, mes čia nereikalingi ir mums vietos jau nenumatoma. Sovietų okupacija buvo baisi, nuožmi, bet bent ji buvo atvira. Šiandien mes gyvename hibridinės reokupacijos laiku. Ar mes suprantame, kas yra daugiau kaip 200 tūkstančių svetimšalių, kurie, nežinia kieno valia ir kieno nurodymų, atvyko į mūsų šalį. Ir šiandien jie yra niekas kita, kaip civiliai perrinkta armija, kuri į Lietuvą įžengė 1940 metais. Ar mes žinome, kiek iš tų atvykusių užsidirbti yra puikiai valdančių ginklą, priešiškų valstybių spectarnybų žmonių, pasiruošusių lemiamą akimirką X smogti mūsų valstybei į nugarą. Apie tai be abejo kapų tyla. Mes atsimename, kad kai gynėme šitą valstybę, jedinstveninkų ir autonomininkų ordos veržėsi pro aukščiausios tarybos duris. Šiandien veržtis nereikia. Jų palikuonys priiminėja įstatymus, kurie lėtai, nepastebimai, bet grąžina buvusią tvarką. Grąžina šiek tiek kitaip padailinta Lietuvos Sovietų socialistinę respubliką. Ar mes susimastome, kad tie 200 tūkstančių atvykėlių po 5 metų galės prašyti nuolatinio gyventojo statuso? Taigi jie įgis teisę dalyvauti, kad ir mūsų brangiosios sostinės Vilniaus savivaldos rinkimuose. Ar mes suprantame, kas įvyks su mūsų sostinė ir mūsų valstybė, kai jie tvarkys mokyklų reikalus, spręs kalbos klausimus, jie nutars, kokie paminklai turi būti mūsų mieste? Galiausiai, ar mes susimastome,
ką reiškia artėjanti ES centralizacija. Ir tik ką vakar užvakar priimtas nutarimas, kad nuo šiol į ES šalis, taigi ir į Lietuvą, bus siunčiamas privalomas migrantų kvotus, kurios be abejo bus kasmet didinamos. Ir kokia yra mūsų valdžios reakcija? Lietuvos Seimas, žvelgiant į jį, norisi paklausti, ar tai iš tiesų yra tautos atstovybė, kuri didžiulio pavojaus valandą galvoja apie valstybės ir Lietuvos išnykimą. Aš ten matau ne politinę tautos atstovybę, o liaudės ūkio planavimo ir išteklių paskirstymo komitetą. Ten yra dviejų grupių parlamentarai. Vieni, kurie sako ir atvirai daro viską, kad Lietuvos greičiau neliktų. Kiti sako, darom, ką galim, bet jie dalyvauja balsavimuose, kurie nieko nekeičia. Jie neturi valios ir ryžto pasielgti taip, kaip prieš 30 metų vis dėlto ryžosi pasielgti sąžiningesni, padoresni kompartijos nariai. Jie žaidžia Lietuvos naikinimo žaidimą. Vieni yra, galima atsiriboti nuo bet kokių politinių įvardėjimų, yra paprasčiausiai mūsų dienų Burokevičininkai, kiti Brazauskininkai. Galiausiai artėja prezidento rinkimai. Jeigu mes toliau nyksime kaip valstybė, galime savęs paklausti. Galiausiai, kuo mes tapsime? Europos Sąjunga valdo komisarai. Tai galbūt ir Lietuvos pavadinimas nebeteks prasmės. Galbūt mes iš tiesų rinksime Lietuvos teritorinio komisariato vyriausiai komisarą. Taigi atėjo lemiamas momentas. Jeigu mes dabar neatsikvošėsime, jeigu mes leisime, kad tie 100 000 žmonių būtų legalizuoti Lietuvoje, jeigu mes neišdrįsime pasakyti net tiek, kad visi, kurie čia atvyko, privalo mokytis kalbą ir per tam tikrą laiką privalo ją išmokti tam tikrų lygių, ir kalbos mokymasis ir mokėjimasis bus vertinamas pirmiausiai kaip ženklas, ar jie atvyko kaip kolonistai, ar kaip žmonės, kurie nori užsidirbti geresniam gyvenimui, žmonės, kurie pasiruošia gyventi Lietuvoje pagal mūsų lietuvių tautos taisyklės. Taigi, dabar arba niekada.